mano pusės istorija tokia, kad tikrai paskutinius 5 metus galvoju padaryti tokį kaip videoblogo principo projektą, kai žmonės, kurie anksčiau nėra žaidę tinklinį, pradėtų žaisti ir tuo pačiu norėtųsi pasitikrinti ir dirbti metodiką, kuri leistų pakankamai efektyviai išmokti žaisti. Aš sportavau Kiokušin karate, tai yra ir sportuoju jau 10 metus. Šiuo metu treniruoju karate, šiaip baigiau teisės mokslus ir va dabar tinklinis. Šiuo metu jau save, kaip sakyti, išrašęs į pensiją esu. Nuo 2013 profesionaliai jau nekovojau, bet, kaip sakyti, treneriauju šitoj srity ir viskas, ir sugalvojom pabandyti save tinklinyje.